mokslo metų spalio mėnesio mokinio televizijoje mūsų gimnazijos penktokai papasakos apie savo studentišką patirtį. Labas, esu Genovaitė Tverijonaitė, buvusi šios gimnazijos mokinė. Šiuo metu studijuoju Vilniaus universitete biologiją. Sveiki, aš esu Gytis Šimkevičius, šios gimnazijos buvęs mokinys. Šiais metais nusprendžiau nestudijuoti ir dabar dirbu. Sveiki, aš esu Brigita Kliubytė, taip pat šios gimnazijos mokinė. Šiuo metu studijuoju Lietuvos sveikatos mokslų universitete, medicinos fakultete, mediciną. Kur šiuo metu gyvenate? Kadangi šiais metais nusprendžiau niekur nestudijuoti, tai gyvenu savo miestelėje. Aš gyvenu Kaune, bendrabutyje. Aš gyvenu Vilniuje, bute. Su kuo gyvenate ir su kokiais sunkumais susidurite? Kambariokę gavau atsitiktinai ir su jie susipažinau tik vasaros pabaigoje. O sunkumai, su kuriais susiduriu, tai galėčiau vardinti tai, kad yra gana nepatogu nusigauti iki reikiamų paskaitų, nes Lietuvos sveikatos mokslų universitetas neturi studentų miestelį. Aš gyvenu su drauge iš Šilalės, kuri taip pat studijuoja Vilniaus universitete. Kol kas patys didžiausi nesklandumai, su kuriais teko susidurti, tai skalbimo mašina ir indukcinė viryklė. Gyvenu namuose su šeima, namuose problemų neturiu. Tiesiog mano didžiausia problema yra, kad retai susitinku su savo draugais. Ar pasiilgote mūsų gimnazijos? Labai pasiilgau gimnazijos, pasiilgau mokytojų, su kuriais palaikiau išties šiltus santykius, pasiilgau mokinių, savo klasiokų, pasiilgau pertraukų, taip pat pasiilgau valgyklos, kurioje buvo labai skanus maistas, nes dėja Vilniuje savo fakultete mes tokios neturim. Ir aišku, pasiilgau pamokų, kurios čia truko tik 45 minutės, nes universitete yra labai sunku išsėdėti valandos puse paskaitose. Iš dalies esu pasiilgęs mokyklos, savo draugų, kai kurių ir mokytojų esu pasiilgęs. Iš tikrųjų labiausiai esu pasiilgęs pertraukų, o ne pamokų. Aš taip pat labai pasiilgau mokyklos. Ypač pasiilgau savo klasės, auklėtojos, taip pat mokyklos renginių, prie kurių prisidėti būdavo visuomet labai smagu. Ir ypatingai pasiilgau valgyklos. Ką patartumėte gimnazistams? Iš dalies norėčiau pakalbėti apie save. Šiais metais gavau pakvietimą iš Kauno kolegijos, bet nusprendžiau iš karto nestoti, viską apgalvoti, apsvarstyti. Tai norėčiau patarti baigusiems mokyklą mokiniams, kad nėra klaidinga nestoti tais pačiais metais, kai baigi mokyklą. Aš galiu pasidalinti savo patirtimi. Įstojus į Vilniaus universitetą išties bijojau, kad mano grupiokai ir kursiokai bus ne tokie žmonės kaip aš, kad aš su jais nerasiu bendros kalbos, kad neturėsiu draugų ir kad būsiu užsidarius. Tačiau taip tikrai nėra, nes į kiekvieną universitetą susirenka tokie žmonės, kurie ieško naujų pažinčių, kurie nori susirasti naujų draugų ir jums linkiu to taip pat nebijoti. Aš norėčiau patarti, kad nenusimintumėte, jeigu negausite pakvietimo pirmo turo. Taip pat norėčiau paminėti ir tai, kad mylėkite savo auklėtojas, nes daugiau niekuomet nebeturėsite pedagogo ar pedagogės, kuri taip jumis rūpintųsi. Ačiū Jums už atsakymus. Ir norėčiau patarti baigusiesiems mokyklą mokiniams, kad, manau, Taip. Kaip Robinės sudėti? Ir ką aš perškai šneku? Viską ištrenk laukų ir sudegink jaučiu, nes čia buvo nesąmonė. Sveiki. Gerai, sugadinai. Gerai, dar kartą. Nu, tai davai visi trys. Davai kaip per teloloto. Sveiki. Mojuokit į kamerą.